Labą dieną, čia laida Mokyklos gyvenimas, 3 dalis. Šiandien pakalbinsime mūsų garsųjį Vilkaviškio mokyklos direktorių. Labą dieną. Labą dieną. Ar jūs rūšiuojate šiukšles? Tikrai taip rūšiuoju. O kodėl jūs taip darote? Nu, aš manau, kad jas galima kai kurias perdirbti, pavyzdžiui, popierių, plastiką, stiklą, nu, o žalias atliekas, kurias, sakykime, nupjovu žolę, kompostuoju arba mulčiuoju, kadangi gyvenu privačiam name. Ar ko palinkėtumėt žmonėms, kurie nerūšiuoja šiukšles? Aš palinkėčiau, kad jie pradėtų rūšiuoti šitas šiukšles, kadangi užsieny tai tikrai šitas daroma jau seniai. Ir pavyzdžiui, teko būti kaip Norvegijoje, tiesiog superka ir tarą, plastikinę tarą, gaivinamų gėrimų tarą, tiesiog nuėjus į prekybos centrą ir gauna atitinkamai pinigėlius. Gaila, kad dar pas mus šitas nėra taip išplitęs dalykas. Ačiū Jums už atsakymus, geros dienos.